Sveika. Gal esi pavargusi? Gal išsekusi? Gal vaikai serga? Gal darbe rūpesčiai? Gal su vyru konfliktai? Dažnai tokių dalykų mes niekam nesakom. Viską sprendžiam pačios. Bet iš kur gauti resursų atsistoti, pakelti? Kai man buvo diagnozuotas visiškas organizmo išsekimas, aš buvau viena. Negalėjau ir nenorėjau eiti nei vyrui kažką sakyti, nei mamai skambinti. Niekas nebūtų supratę. Visi gyvena savo gyvenimus. Jau pas gydytojų. Ieškojau pagalbos. Bet mano atveju gavosi tik blogiau. Ir pakėliau ranką prieš save. Nežinau, ačiū Dievui, visatai, kad viskas baigėsi laimingai. Ir radau vidinių resursų atsistoti, grįžti. Bet kas įdomiausia, aš kurį laiką išmokau su visu šituo gyventi. Rytą keltis, atidirbti, vakare eiti ilsėtis. Bet viduje reikia pagalbos. Ir vieną dieną atėjo mano viena klientė. Tuo metu dirbau salone. Ir ji buvo labai pasikeitusi. Ji buvo laiminga, švytinti, nei įprastai. Ir kažkaip įsikalbėjom, pasidalino savo situaciją. Man buvo be galo artima, nes tą, ką jinai jautė iki to pagerėjimo, labai panašiai jaučiausi ir aš. Ji man pasiūlė, ką daryti, ir aš išmėginau. Mano buvo tokia situacija, kad man labai greitai pradėjo grįžti jėgos, noras gyventi, noras planuoti, energija, miegas tvarkytis, nuotaika. Kada aš vėl pradėjau šypsotis, aš tik vėliau supratau, kokioj aš vietoj buvau ir kuom galėjo baigtis ir kas galėjo nutikti. Esu be galo jai dėkinga už šitą galimybę. Aš ją išmėginau, aš ją pasiėmiau ir aš jos niekada nepaleisiu. Nes mano gyvenimas apsivertė kardinaliai. O kai apsivertė mano, apsivertė visas šeimos gyvenimas. Ir taip kaip mes pastaruosius keletą metų gyvenam, tai dar taip niekada negyvenom. Nebuvom tokie laimingi ir nebuvo namuose tokios harmonijos. Jeigu tu pavargai ir norėtum savo padėti, esi ne viena. Jei norėtum, parašyk man, pasikalbėsim ir tu gali jaustis visiškai kitaip. Visiškai. Iki.